Labas iš mano naujo vlogo. Štai aš tokia susivėlusi, esu labai pavargusi, laukiu, kol mano pica pašils. Ir galvoju, man reikia vlogo intro. Šiandien jau vieną intro nufilmavau, bet jis keliaus vėl į mano privatų kanalą, nes ten biški vėl atviravau. Kas pažiūrėsite, tai žinosite mano tokią mini problemą su viena sąskaita. Bet šiandien nustebino mano čia dėl dantų. Dar sena sąskaita iš Vokietijos treatmentų karūnėlių, tų vainikėlių dėjimo, kad atėjo labai netikėtai 5000 eurų sąskaita ir ją liepė susimokėti kitos savaitės vidurio. Ir man draudimas parašė šiandieną, atėjo automatinis laiškas, nes šiaip šiandieną šeštadienis, kad man kompensuoja praktiškai viską ir jau pinigai yra pakeliui. Sudat, kaip man sekasi? Man visada sekasi, manifestuoja, man visada sekasi. Ir kad ta sąskaita išlindo po tiek metų, tai visata laukia, kol aš galėsiu ją pakelti, kol aš tapsiu stabili. Dėl to nesiuntė man porą metų tos sąskaitos, su ją laukia. Ir dabar mane atsiuntė. Ir kaip man visada sekasi, pas mane pinigai eina, pinigam manęs reikia. Ne, aš dirbu pinigam, pinigai dirba man. Jie jau yra pakeliui. Ir pagal viską, kiek su ChatGPT skaičiavom, pagal mano tarifą būčiau turėjus atgauti 3500 iš draudimo, nes nedengia 100%, nėra to, kad, yra teoriškai, bet ten labai prisikabinė. Realiai mano tarifas, kurį aš turiu dantų draudimo, yra pats geriausias, dengia 100% gydymo išlaidų ir 70% dantų implantų, vainikėlių ir panašiai. Man kažkodėl grąžins daugiau, 4600 kažkiek. Reikia sumokėti 4900. Turiu kitą problemą, nebeišeina prisijungti prie banko patvirtinimo appso. Norėjau pažiūrėti, ar išeis pervesti tokį limitą, norėjau pakeisti iš tikrųjų dienos, nes kad galėčiau pervesti tokią didelę sumą vienu kartu, užsiblokavo. Ta prasme, aš esu išsaugojus slaptažodį su Face ID ir panašiai ir neveikia. Neteisingas slaptažodis. Aš nesuprantu, kokiu būdu, man taip atsitinka jau kelintą kartą, va dabar vėl bus intro toks, pradėsiu čia dabar agentinti ir galėsiu kelti vėl į privatų kanalą. Bet dabar turi siūsti namus laišką su patvirtinimo kodu. Kalėdos. Žodžiu, mano sužadėtinis sakė nestresuoti ir sumokės jai ką, o aš paskui atiduosiu. Tai kaip gera turėti tokį sužadėtinį, okei? Tai va, man sekasi, man viskas, kas geriausia ir manęs negali niekas išmušti iš vėžių, jokios 5000 fucking sąskaitos iš praeities, viskas. Ir čia yra geriau turėti akivaizdų dalyką, kuris yra akivaizdus, va toks tau in your face, tiesa, teisybė, negu kažkas užslėpto, sena ten kažkokie seni ryšiai, praeitis, kur yra bloga, nes žinot, mano istorija su tuo sulūžusi, viena iš tų karūnėlių sulūžo, reikėjo traukdantį, prisikankinau labai, atsimenat. Čia, bet šita praeitis dar nėra iki galo sutvarkyta, nes dar pareina išlenda sąskaitėlės prieš metų galą, nes jie savo buhalterį. O, čia sako, atsiprašom, čia nes aš pasiskambinu, sakau, o tai gal galima išsimokėtinai, nes anksčiau aš esu išsimokėtinai jamus. Oi, ne, čia jau labai sena ta sąskaita, tai sakau, bet aš tik ją dabar gavau. Jo, atsiprašom, čia komunikacijos klaida, jo, suprantam, kad čia taip labai jau spontaniškai. Tai ačiū Dievui, kad aš draudimą esu pasidarius. Kaip tik atvažiavau į Vokietiją ir žodžiu. Man viskas gerai, viskas man išsisprendžia. Dabar žiūrim, kad pica nesudegtų, nes vakar jau, žinokit, antrą dieną iš eilės pripažįstu, valgau šaldytą picą, nes aš negaliu. Dabar yra prieš kalėdinis laikotarpis, man yra tiek darbo, aš turiu tiek daug daryti. Aš šiandien važiavau į Hamburgą dėl klienčių, aplankiau senelį. Visokie tokie reikalai, namų tvarkymas, nežinau kada namus tvarkyti, šiandien šeštadienis galima siurbliuoti, sekmadienį negalima siurbliuoti, nes kaimynai gali skųstis, bet kažkaip užsidarysiu langus, duris ir siurbliuosios, nes aš tiesiog neįsivaizduoju. Aha, jau jinai galima išjungti. Ir, žodžiu, tokie reikalai, svečiai atvažiuoja už poros dienų, namus reikia dar visus sutvarkyti, ačiū Dievui, jie daugmaž tvarkingi. Aš tiesiog dar ir vlogus turiu montuoti, tai įkeliu intro. Tai dabar, kas liečia koncertą, labai gerai viskas sekasi, laukiam jūsų visų koncerte. Karolina Meskino įkėlė story ir mūsų koncertas buvo to screenshoto viršui. Tai ačiū už reklamą, neintentionally. Jinai reklamavo Lukiškių kalėjimą ir mūsų renginys kaip tik buvo viršui. Tamso šviesa Albo džempas mano pats mylimiausias, man toks fainas tas džempas. Šiaip galėsit, čia dabar jau tikrai neintentionally reklama, bet galėsit nusipirkti merčo
Lukiškėse, kai ateisit į koncą, tai šitas džempas man yra pats nerealiausias. Jį man atidavė Simonas, nes jisai sakė, jo savo pasiėmė, bet nenešios, nes užtruktukų. Kažkaip bernai nemėgsta be užtruktuko džempų, bent jau mano draugas irgi ne, nes plaukai susigadina jam. O man tai nesvarbu, man tegu susigadina tie plaukai, aš netokie jautri kaip vyrai, ilga plaukiai. Tai va, tai man atidavė šitą, tai čia mano mylimiausias džempas, nes žiauriai faina medžiaga. Tai žinokit, galit nusikopinti mano gera promauterė esu, galėčiau būti renginių organizatorių, nors ir esu išsipildę mano jaunystės svajonę, mano paauglystės, kaip mamai kažkada sakiau, aš kai bus 18 organizuosiu metalo koncus, tai va, 34 suėjo ir per 35. Tai va, tai dar yra bilietų, paskubėkit, jie tirpsta, kiekvieną dieną vis išeina bilietų, nes yra ribotas kiekis, yra tik 300 vietų. Nes ten yra gan maža uždara erdvė, tai turim riboti ir labai laukiu, man atrodo neįtikėtina, kad tokį dalyką sugeneravom, kaip jau sakiau, tam intro, kurio negalėsiu kelti viešai, mes be jokių promauterių, be jokių reklamų, mes patys darom ant savęs visą tai, mes patys mokam už šitą dalyką, mes neuždirbsim, bent jau aš asmeniškai tikrai nei cento, grupės galbūt kažkiek, honorarų jos irgi neima, jeigu liks pinigų duosim jiem honorarus, jie atskrenda čia nemokamai pagroti dėl idėjos. Viską mes darom visi iš idėjos ir tuo mes skiriamės nuo komercijos, nuo mass medijos, nuo visų šitų dalykų. Ne tik tuo, kad mes kažką visiškai kitokio darom, bet mes tai darom iš idėjos. Tiesiog iš to, kad tikim šitais dalykais, norim juos sukurti, norim juos realizuoti, atvesti į realybę, manifestuoti. Ir tas, kas ateisit, šitą tikrai pajusit, kad nėra pas mus jokio kažkokio feiko, fuflo, dirbtinių kažkokių dalykų. Mano darbas bus ir grupės paimti, nuvežti kažkur, aš nei centą už tai neimsiu, nes tiesiog man yra malonu. Bet mes darom visą tai iš širdies ir tas, kas ateisit, jūs mus palaikysit tam tikrą prasme, kad mes į minusą nekristumėm, bet jau mes esam ne minuse, tas yra labai gerai. Labai džiaugiamės, kad šitaip aktyviai žmonės bilietus perka, nes manau šitą konsteliaciją, būtent, kad Lukiškių kalėjime, dabar jau išjungiau šitą šildymą, noriu sakyti, dabar darysiu dureles, mano pica, tai... Žodžiu, ir palaikysit tiesiog tokį idėjinį dalyką ir tikrai pažadu, kad nenusivilsit, nors neturiu aš patirties renginių organizavime, bet yra kas turi ir tie kiti žmonės, mes darom 3 šitą renginį, tai kiti žmonės turi patirties, aš gal mažiausiai, bet aš esu labiau tokia bendravimo, komunikacijos ir šiaip rūpinimosi viešbučius aš užsakinėjau ir žodžiu, labai laukiam, aišku, yra sudėtingas darbas šitas dalykas, viskas suorganizuoti, suderinti, sudylinti, bet man patinka, aš esu savo amplua, visiškai kitoks dalykas, negu ką aš visą gyvenimą dariau su medicina, čia yra visiškai kitaip, aš tiesiog noriu naujo experience'o gyvenime, tai tiesiog dabar ten Lukiškės iš vis kaip papuoštas yra kalėdiškai, tai turbūt jau aišku nebebus, bet vis tiek ten yra wow. Aišku, garso prasme nėra labai optimalu, nes ten plytelėm išklota, bet čia tiesiog dėl experience'o. Ir dar ką pasakau, kelsiu blemba, bet, pavyzdžiui, pagalvokit, Austrijai, ant kiek yra normalu tokie dalykai, ir bet aš nežinau, kaip lietuviai reaguotų. Vienas iš grupės Arsgaucija narių, man atrodo, netgi įkūrėjas, čia Austrai, kurie atvaro, jisai yra Austrijos politikas. Ir jisai yra Zalcburgo ligonių kasų pirmininkas, direktorius. Ir pas Instagramą, nueina į Instagramą ir ten žinių, reportažų, kaip įkalbina interviu, tada paskrolini reelsai iš House of the Holy, čia to festo Austrijoje, su ožiais, ten, su corpse paintais, kraujais ir metalas, viską. Ir visiems čia yra normalu, niekas nesako, kas čia kaip čia nerimtas satanistai, čia dieve, tu man, ant kiek yra, bet žmonės tolerantiški, laisvi ir dabar dar įkeltas Reelsas Lukiškės, kaip reklamuoja, tai aš tiesiog mes susimanu, mes taip juokiamės, kad Šakės, sako, pabandyk Lietuvoje taip daryti, būdamas politikų, tave nucancelins, tai skiriasi biški mentalitetas. Tai atvešim dar ir Austrijos politikų, žinokit, į Vilnių, okei? Tai aš esu ant savo arkliuko, kaip sakoma.
Tik dabar reikia laikytis, nepersidirbti, nes labai daug klienčių, tas yra labai gerai. Šiandien irgi variau dar ir dirbti į Hamburgą, nes turiu dvi klientės tenai, tai yra iš mano draugo firmos kolegė ir jos gera draugė, tai jau kelintą kartą darau botoksą. Tai aš turiu dabar labai save prisižiūrėti, kad nepervargčiau, nes Indrės visiems reikia, čia va dabar svečių bus daug, o Jezu, svečių bus daug, visko čia rūpinosi, perku, klausinėjau, gal ar tam kažko to reikia, ar dar kažko nupirkti, nes aš, pavyzdžiui, negeriu jokių ten kolų ar vandens iš butelio. Aš geriu iš krano, bet tai ne visiems žmonėms tinka šitie dalykai. Gal kažkas nori kolos, o gal kažkas nori limonado, o kokio limonado, o ar vandens su skoniu ar be skonio. Tai dabar pas mane jau sudėtas kampas yra žmonėms, nes aš sakau, šitų dalykų, kaip matot, mano apsipirkimuose nelabai perku, bet čia yra žmonėms ir jau yra suruošta. Čia va, maniškis gamins coq au vin, prancūzišką patiekalą. Vištieną raudono vyno padažu, dar va tokį padėklą turiu, nežinau, iš kur aš tokius dalykus turiu. Čia gal kaip man buvo irgi viena iš fazų, kad pirkti namam visko daug, tikrai atsimenat. Tai žodžiu, gerai, dedam pizzą į lėkštę ir montuosiu video. Aš dabar žiūriu Stranger Things nuo pradžių, nes išėjo naujas sezonas, viską pamiršau, kas buvo pirmuose. Aš serialus grinai suryju per kelias naktis. Aš, žinokit, binginu iki 3 ryto, jeigu yra naujas geras serialas. Ir aš paskui neprisimenu. Yra net mimsas, kaip aš galiu atsiminti, kas vyko praeitam sezone, kai aš tą sezoną prieš 2 metus peržiūrėjau per vieną naktį. Tai va, žinau daugmaž apie ką, bet neatsimenu jokių detalių, tai galiu žiūrėti iš naujo. Aistė lygiai taip pat, mano žmona irgi atvažiuos čia, tai jinai irgi žiūri dabar Stranger Things nuo pradžių, kad prisimintų, čia mes esam grinai vienodos. Tai va, tai tokie va dalykai, tai einam vakarieniauti. Ir aš nežinau, ar šiandien dar spėsiu išsisirbliuoti. Ne, nespėsiu ir neturiu jėgų, pavargau. Ir toj sekmadienis namus visus kuopsiu, pirmadienį mašiną kuopsiu, važiuosiu parduotuvę pirkti vištų. Ir čia žiūrėkit, man padovanojo iš firmos geradovana.lt. Štai pats geriausias padėklas, jūs neįsivaizduojat, aš tik jį naudoju realiai visą laiką, aš kiekvieną dieną pusryčiam, pietum, vakarė, aš jau nuoširdžiai nemeluoju ir aš su juo net žinot ir miegot nueinu, nes toks geras ir pasišnekam kartais. Tai nuolaidėlė yra, žinokit, tik dėl jūsų kodą iškovojau nuolaidos kodukas kainuoja vietoj 99 eurų, tik tais kem 9 eurai, tai paskubėkit. Ar matot, ar fokusuoja? Palaukit, turiu su ranka tai palaikyti. Ar fokusuoja? Čia jeigu ką prikolinu. Nes buvo kas rimtai priėmė šitus dalykus. Žinokit, čia aš juokauju. Neturiu aš jokių dylsų. Gerai, viskas, einam valgyti picos. Ate. Neberandu akinių. Bet be akinių nerandu akinių, nes nematau. Ką daryti? Kas žino šitą situaciją? Kur mano fucking akiniai? Where's my glasses? Nematau. Va, ir dar taip gerai paslėpiau, na? Okay. Ir pamiršau pasakyti, iš tikrųjų, ką norėjau pasakyti, tai kad šitas vlogas aš pratęsiu toliau ten, kur baigėsi po praeitos, tiksliau, už praeitos Lietuvos kelionės, nes dabar vėl buvau Lietuvoj, bet kur buvau spalio mėnesį, lapkričio pradžioj. Tai vat po tos kelionės, kai grįžau, tada toliau vloginau, filmavau, ką pirkau, tai dabar vlogą pratęsim tenai. Nebijokit, kad biški senesnė medžiaga, nes ten visokių pirkinių, visko, kas jums labai patinka, nes jums labiausiai patinka naminiai vlogai, visokie pirkiniai, buitekas, tai va šitas dabar bus. Ir paskui dar reikės kažkaip atskirai Italijos kelionę kelti. O čia aš neina veidrodinių, nemoku veidrodinių principų rodyti, nes va, čia aš, čia mano sužadėtinis. Ir ką, ir, tiesiog noriu dėl tęstinumo kelti taip toliau, bet kažkaip atskirai visas keliones dar kelti. Tai yra labai daug ką kelti, bet nėra kaip montuoti, kada nėra. Dar biškai galim vieną dar dalyką turiu pasakyti, okei? Ir vėl aš apie Lukiškes, jeigu ką. Aš atsimenu, kaip aš pirmą kartą nuėjau, 2022 metais, jie ir atsidarė buvo, man atrodo, neseniai. Ir aš jums įkelsiu ištrauką iš savo vlogo, tiesiog perfilmuotą ištrauką iš savo vlogo. Ir jūs suprasit, kad aš prisišnekėjau ir prisimanifestavau ir kaip reikia kalbėti, šnekėti, džiaugtis, skleisti tą vibraciją ir kaip viskas išsipildo. Prasme, buvo žmonių, kurie ir neatlaikė viso to. Aš ten pati pirmoji puoliau.
nešnekėjom ir apie visokius paranormalius dalykus ir apie visokius ten 90-ųjų Lietuvos gangsterių bairius visus. Tarsime, truko 2 valandas. Aš įsijungiu tą screen recording ir aš taip atrodau ten kitaip. Dabar esu beveik toj pačioj šviesoj. Bet tikriausiai gaunas panašus apšvietimas toj pačioj vietoj ir lemba mano tie paakiai tenai, tam video prieš 2,5 metų. Taip tragiškai atrodė, aš dariausi 2 kartus hialuroną į paakius, tai mano vienas mėgstamiausių treatmentų. Aišku, botoksą dabar biški kitaip, dar ir daugiau naudoju negu tada, nemažai žandus jie, čia biški, smakras, lūpos, žodžiu, daug botokso, daug hialurono ir atrodau realiai visiškai nebe savo veidu, bet man geriau yra šitas veidas negu tas veidas, kur buvo seniau. Tai va dabar šokam vėl atgal į tą video ir aš negaliu žiūrėti, man taip juokinga, aš ten kaip burundukas atrodau. O Dieve, mano natūralus veidas, įsivaizduojat, kaip būtų, jeigu nebūčiau prisidariusius, ir dabar dar būčiau daugiau pasenus, nes čia buvau jaunesnė, dabar aš esu senesnė. Nebijokit senti, žinokit, yra priemonių, yra dalykų ir tikrai senstant galima atrodyti geriau, jeigu žinai, ką darytis. Iki 12 ir aš jau apšalus, aš jau visiškai apšalus. Ir aš jums nuoširdžiai rekomenduoju, kas nebuvot, nueikit pirmiausiai dieninę dalį ir tada į naktinę. Ir apsirenkit šiltai, nes tose rūsiuose šalta yra. Aš jau su trumpa suknelė. Lol. Ir basutėm. Užsidėkit patogius batus. Žinokit, pavydžiu tiem, kas dar nebuvot ir bus tas toks wow, žinot. Tai va, gerai, viskas. Pakankamai prispoilinau, šokam į Lukiškių kalėjimą, į pačią geriausią mano kelionės dalį ir tai buvo jau mano paskutinis vakaras ir jo, susitiksim kitam kadre. Ką, reikia pareiti viešbutį, tai lyja, žinoma. Bet pagaliau. Bleva, žinokit, nerealu. Visiškai nerealu. Visiems rekomenduoju nueiti į Lukiškių kalėjimą į tas ekskursijas, kaip pasakyti, pasivaikščiojimus. Bet rekomenduojama yra nueiti pirmiausiai į dieninę dalį ir tik vėliau į naktinę. Žinokit, čia buvo experiences, wow. So, this is gonna be the stage. The audience will be there. This will be the entrance where the tickets will be selling. This will be the small bar open during the show, as well another bar upstairs. And this is gonna be area for the visitors. Toilets inside the cells. And the visitors during the show. This is the 2nd floor. They came up here. There will be the entrance to the balcony of the 2nd floor. And all this area of the cells will be accessible to the audience. People could go here, walk around the cells, explore it. Of course, obviously the cells will be closed, but it will be possible to walk here between the cells. The 3rd floor will be closed. This is the only prisoner now of the Lukiškės. Fuck you, fucking bastard.
This is gonna be the entrance. Now it's closed, but it will be open. It will be the entrance to the second floor balcony. And there is gonna be also a bar upstairs as well. So, but all this area will be open for the visitors. That is really cool. Geros naujienos, kad tebe tirpsta ledynai, kad neišrinko gitano, jau legalūs gėlynai, kad visumoj viskas doja, skęsi per šokoladą, gerų naujienų pritrūks, klausysit šitą baladę. Dovelė geros naujienos, po to sakykai, kad formulė vienas, prie telefono palinkėkė play, antrasis degė days, ten laimė tik geros naujienos, aš domėjimas, kyla jau viešumo, kas ryte rinkėjo. Tai va, parodžiau tokį trumpą preview, kaip atrodys viskas. Čia buvo daryta video, kad grupėm parodytumėm ir laukiu jūsų tenai. O dabar jau tikrai šokame vlogą. Čia mano kiemas taip atrodo. Žiauriai gražus ruduo. Labas rytas. Turiu visą laiką problemą, kad niekad nėra pieno. Ir grįžau po kelionės ir pražiūrėjau, kad nėra. Tai kavos negeriau, teko važiuoti į parduotuvę. Ji nėra čia labai arti kaime. Tai va, važiavau dėl pieno, dėl avižų pieno, pusryčiam, dar aišku, nusipirkau žvakę, ice cranberry. Buvo, žinot, kur padėta prie kasos. Nu, tai aišku, ir to, ko nereikia, prideda ir va prisiperki. Bet termosoks gali man prireikti, ypač žiemą Lietuvoje. Tai jautienos faršas ekologiškas, paprikos ir bananai. Nu, tai čia man bus, išleidau 20 eurus, nu, čia su šitais dalykais, aišku. Tai čia bus šiandienai, rytojui užteks man. Supirkau naują dalyką, jis čia taip ant žemės padėtas, nes norėjau išbandyti. Reiks paskui sugalvoti, kur padėti. Tuoj parodysiu. Privargau, kol įjungiau, nes ten reikėjo išimti tokį apsauginį, ten toks buvo kaip plastikinis dalykas ir rašė, kad reikia išimti, bet nerašė iš kur, tai kol aš suradau, nes prieš tai ir neveikia. Dabar tai parodysiu. Va. Atrodo kaip židinukas, bet čia yra oro drėkintuvas. Ir kodėl aš pirkau, čia yra su eterinio aliejų stalčiuku. Gal ir turiu kažką panašaus Rūsy, bet tokio ne. Bet turiu dar kažkur oro drėkintuvą, bet reiks vis tiek pas draugą pasimti, nes labai sausas oras nuo šildymo. Tai man ar taip reikėjo antro, tai dėl ko pirkau iš pradžio galvoju nusipirksiu namų kvapą kalėdinį. Ten, mačiau, Zaroj labai skanių ten visada yra. 5 eurų. O nesąmonė. Aš geriau nusipirksiu ir eterinius aliejus. Garinsiu, nes ir taip ar taip, pas mane šildomos grindys, nėra radiatorių, tai labai problema būna su sausu oru. Va, štai taip atrodo. Čia pridėta tų žvakių, dabar jau aš jų per daug net turiu. Ir štai šitaip atrodo šitas difuzorius. Pridėjau, įpyliau tiksliau eterinio aliejaus, kokį turėjau. Kalėdinio, tai jau kvepia kalėdom. Dar keletas dalykėlių, tai kadangi grįžus po atostogų radau labai negražius dalykus ant savo orchidėjų, tai tokie pukuoti tai čia yra tokios blakės, kurios, aš nežinau, kas man su augalais yra čia šituose namuose, juos ištisai puola kažkas. Kas mane žiūrit iš seniai, tai žinot problemą dėl musyčių, tai va dabar vėl musytės, ne vaisinės musytės, ne tos rudos drozofilos, čia yra trauermiuken yra juodos musytės, kurios gyvena vazonų žemėse. Lietuvoje nesusidūrus su šitą problemą, tikriausiai jūs net nežinot. Bet čia tai, kadangi klimatas švelnus, tai pastoviai. Jos peri žemėje drėgnoje, nu, aš jau augalus džiovinau, bet jau jie pradėjo geibti ir vėl turiu pilti vandenį ir vėl jos atsigauna, nu, žodžiu. Čia yra tokie geltoni lapeliai. Tada nuo šitų čia jau paėmiau grinai cheminį purškiklį, nes aš nuploviau tos lapus, labai šlykštų, bet, nu, žodžiu. Ir čia yra neem oil, net nežinau, gvazdikėlių gal aliejus, neįsivaizduoju. Čia toks necheminis, profilaktiškai apipurkšta augalus. Ir čia va į šitą savo difuzorių nusipirkau kalėdinių eterinių aliejų. Čia pasakiau, kad nepirkti už 5 eurų to paprasto difuzoriaus, tai dar net gaila pradaryti, dar kol kas netadarinėsiu, nes turiu kitokių, bet čia yra rinkinys, nežinau net kiek jų čia yra, bet keletas tokių aliejukų, tai bus kalėdom. Jeigu jūs ar kaimynai, bet kas galvoja, kad aš čia rūkau, tai ne, aš smilkinu, darau ritualus ir čia buvo Super Moon. Nemažai manifestavau. Darau savo kardio pasivaikščiojimą, yra taip šilta, šiandien lapkričio 5.
Yra taip šilta, kad jokios striukės nereikia, tik maikę ir bliuzoną užsideda ir 16 laipsnių. Aš jau noriu žiemos. Tai koks gražus auksinis ruduo. Nuostabu. Koks gražus. Pas mus tai žolę pjauna vidury lapkričio. Na gerai, pradžioj lapkričio. O ko ne? Atsipirkimas, mano parduotuvė uždaro renovacijai, tai buvo... Va, už šitą visą sumokėjau 9 eurus. Šiaip norėjau dar prisigrobti, bet vienas dalykas buvau pėsčiom, nes mano kardio buvo. Antras dalykas, jau beveik viskas buvo iššluota. Tai teko šiek tiek imti kitus dalykus, negu įprastai imu. Tai tiek 50%, tiek 20% viskam, tai pienas už 9 centų. Pas mus šiaip paprastai beveik 2 eurus kainuoja. Tai šokoladinį šį kartą teko imti avižų pieną, nes nebebuvo jau paprasto. Tada čia ilgai besilaikantis riebus, visi ėmė liesą, bet iš tikrųjų imti riebų pieną, nes ėmė daugiau skonio. Tada darysiu čia patiekalą, tai pasiėmiau šaldytų daržovių ir šito. Tada Simonas, nežinau, ar pripažins mano šitą dalyką, bet turiu tokį gavus kažkada iš klientės tokį rinkinį itališko maisto dovanų, tai va šitas naudosiu. Okay. Fetos sūrio pasiėmiau čia draugui, aš šiaip mentos nevalgau, aš bijau plombas išsilaužti, bet draugui va bus fantas skonio, kažkaip pagalvoju apie jį. Ir čia yra saliamis iš paukštienos, kad biškai proteino, na aišku, nėra pats sveikiausias variantas, bet čia ekologiškas, nes mėsos iš vis nebebuvo, tai teko kažką imti. Štai va tokį patiekalą pasigaminau iš visko, ką turėjau. Tai pasta, tos daržovės, kurias ką tik pirkau, tas dalykas, kur sakiau, nežinau kaip jį naudoti, ten su česnakais ir čili, pomidorų padažas, parmezanas ir prieskoniai. Ai, dar įdėjau saliamio, turėjau pradaryto, reikėjo sunaudoti, supjaušiau ir fetos sūrio. Nu va, atėjo mano nematodai, ne šitie, čia va, nuo šitų musyčių. Čia yra mini kirminukai. Aš jau esu naudojus tokį dalyką ir juos reikia per kelias dienas išnaudoti, per 7 dienas nuo atsiuntimo. Tai va, atėjo šiandieną, tai iki 8 laipsnių reikia laikyti, okei, aš laikiau dabar šilumoj. Einu, užmirkysiu aš juos ir tada supilsiu visas gėles. Jeigu nežinot kokios šamusytės, tai va. Vakar vakare įdėjau šitų ir jau yra prikibę. Dabar jums pareis tikras priešas, nes šitie nematodai, tie mini kirminukai, kai supili, jie ėda jų lervas ir nebegali, žodžiu, viskas suėda, o paskui, kai jau nebėra ką ėsti, tai jie patys numiršta. Nu tai jo, ką daryti? O ką daryti man, nes mane žiauriai erzina, va, ant stiklo matot? Aha, nu, viso gero jums, pareina toj. Ir vėl mėnulis nuostabiai gražus, einam į lauką, bet pamatysit, kas man atsitinka, kai aš išeinu lauką lapkričio mėnesį. Geriausias būdas yra pabusti, tai kai niešti koją, nes erkiai įsisiurbia fucking lapkričio mėnesį ir neinu kažkur, nei miške buvau, nu, aš nesuprantu, va, su blakstienų klijavimo žnyplėm ištrauksiu. Indra, nuostabu. Ich hab irgendwie, also ohne man jetzt auch wieder so grün wie die Küche aussehen würde, glaube ich, ne? Ja. Die Wandfarbe da hinten. Ja. Was soll das? Was soll das? Ja, Karotte. Eis, wollte ich sagen, oder schnelles Eis. Und der verbrennt auch nicht so doll, weißt du? Oder gar nicht. Das ist dein Patty. Ja. Die habe ich mit dem Topf gemacht. Ja. Dann los. Weil du so schwierig bist. So, Lüftung auf Hakenkreuz. Das ist wichtig. Dann kann ich das nicht einfach hier so wegnehmen. Und das ist die Beckenmayonnaise. Das sind die Oberseiten hier. Die sind relativ krass zusammengefallen. Das sind die Unterseiten. So, dann das Salz.
Wohin? Darauf. Ja. Nice. So, dann die Eumilz. Machst du nochmal die Eumilz? Ich filme noch. Die Eumilz. Hast du selber gesagt. Ja. Und die Pommes rechtzeitig auf. Žiūrim, kas naujo, čia va pabaigtukas, pardavinėjau pati savo darbe, specialus kremas po treatmentų, būtent profilo treatmento, tai čia toksai kaip odą pridrėkinantis dalykas, hialuronas, tai esu nusipirkus iš jų tiesiai iš gamintojo šitokį kremą ir tikrai labai geras, labai patiko, tai jeigu norėsit nusipirkti, galite ateiti pas mane. Ok, toliau, čia gavau nuo sesės. Mini lauktuvę, aš jau tokią esu gavusi nuo Simono, tai man visi šitą perka, Pink Diamond Girl. Ir čia aš, mama ir sesė, kas matėt gal Instagrame, šitą foto mano mama, jai bus 60 metų kitais metais ir mes vėl nusifotkinom, aš net nesidažius beveik, nusifotkinom per sesės gimtadienį švęsti, o nesidažius, nes leidomės botoksą dar tą dieną. Tai čia dar po botoksą iš karto. Tai va, tada čia dalykai, tai tūliko valiklio reikėjo, pieno reikėjo, pasiėmiau nemokamą žurnaliuką. Mačiau dabar Lietuvoje Eurokos irgi pradėjo pardavinėti maisto produktus, tai va pas mus yra tas kaip vadinami drogery, tai tose drogery, drogas ir yra nuo to drugstore, tai būna ir maisto, bet mačiau Lietuvoje irgi vedinėje, tai va jie turi savo. Čia buvau tokia budinė, šitas tinklas yra tik tais Hamburge. Nusipirkau chai latte, nusipirkau rankų kaukę, aš ten kai nainu, aš ten išleidžiu visus savo pinigus. Šitų pasiėmiau valymo servetėlių, tada čia biškiau kalėdom, tai kadangi važiuoju vėl į Lietuvą ir susitiksiu, tiksliau būsiu netgi kelias naktis pas Aistę ir Simoną. Aistė yra mano geriausio draugo Simono žmona. Jai irgi labai patinka Harry Potteris, mes dabar esame irgi labai susibendravusios. Tai aš jai paėmiau, tikiuosi šitas vlogas išeis vėliau, kai jau neseniai žiūri mano vlogus. Tai aš paėmiau Aistę linkėjimai Harry Potterio advento kalendorių. Ir aš esu toks žmogus, čia iš manęs jau daug kas nusižiūrėjo ir išmoko šitą dalyką. Jeigu perki kažkam kažką ir žinot, taip noris ir sau, nes aš kai perku dalykus, tai, aišku, žiūriu pagal žmogų, bet dažnai perku tai, ką norėčiau sau. Tai pasiėmu, žinoma, ir sau, tai imu visada du. Tas pats nutiko su šitais advento kalendoriaus arbatų rinkiniais. Aš jau prieš porą metų irgi tokį dalyką ėmiau, tai kiekvieną dieną po arbatą, nes Aistai labai patinka irgi arbatas gerti, paėmiau mum po vieną dalykėlį. Tada čia į dovanėlės dar įdėsiu jau ruošiu kalėdinės dovanas, praktiškai jau viską supirkau, o dar tik lapkričio 9. Tai saldainiukų įdėsiu linto, tada paėmiau čia irgi Aistai į Lietuvą tokių įdomesnių arbatų, nes irgi aš viešiesiu, tai irgi gersiu tas arbatas, tai kažką paėmiau, kad ir man patiktų, šitos net nesugerus niekada, tai vat nuvešiu lauktuvių. Tada čia kalėdiniai tokie papuošimėliai jau keletą, nes čia namie pas mane švęsim visi, tai dar Helovino nenuėmiau. tai žodžiu, papuošiu šitą. Tada jau turiu kalendorių nusipirkus, Vičiai kalendorių siunčiausi iš UK, raganišką kalendorių, bet ten nebuvo mėnesio tokio kaip ir bendro puslapio. Gal parodysiu savo Vičių kalendorių. Vienos Instagramo raganos, kaip aš sakau, Mystic Primrose jos puslapis ir jinai pardavinėja štai tokius kalendorius, netgi į visą pasaulį siunčia yra pietų pusrutulio ir šiaurės pusrutulio. Tai čia jisai labai daug turi visokių tokių dalykų. Kiekvieno mėnesio, bet vat nėra mėnesio tokio kaip ir bendro, kad aš matyčiau tiesiog vienoj vietoj. Tas vienintelis minusas šito dalyko, nes yra savaitėm, bet nėra, kai būna mėnesio pradžioj. Tai va, tai teko nusipirkti antrą, kad matyčiau, čia toksai grinai, bet mėnesiais išdėliotas, tai bus labai labai gerai. Tai turėsiu du. Ok. Dažniausiai aš ir turiu daugiau, nes man labai patinka šitie dalykai. Tada čia kalėdom, kadangi švęsim pas mane kalėdas. Norėjau pirmiau auskarus pirkti, bet galvojau, pasimsiu segtukus. Į plaukus, bus labai faina. Ir pas mus yra tokie čia kaip smilkaliukai, kainuoja tik €1.
toks vienas pakelis, 24 dalykai ir aš jau esu pernai pirkusi Simonui va tokį ir sakė nupirkti dar, bet esmė, kad jie būna tik per kalėdas, tai va dabar Simonai čia tau bus. Tada, kadangi turim žolės rūkytojų savo aplinkoje, pirkom prikolo, aš galbūt, kadangi pas mus Vokietijoje yra legalu, aš rūkyti negaliu, nes, aš negaliu, aš esu alergiška rūkalam ir aš negaliu jų pakęsti, bet mačiau yra guminukų ir ne tų, kur būna tie, kur, CBD būna guminukai, bet yra su THC ir labai stiprių, tai sakau, draugai gal paimk, ne draugai, dabar jau reikia sakyti sužadėtiniui, sakau, gal paimk, man šiaip aš papasakosiu, gal jau ir pasakau savo vienintelę patirtį su marihuana, kai buvau šitam Nyderlanduose, ne Olandijoje, o reikia sakyti Nyderlanduose, nes Olandija yra tik dalis Nyderlandų ir valgiau sausainį ir man biškai liūdnai baigėsi, nes labai man panikos ataka išsiprovokavo. Čia labai seniai dar prieš koronos laikus mes į festą varėm. Tai aš biškai prisibijau, bet kadangi būsim namie, gal reikia man pabandyti, gal nervus apramins, pabandysim. Tada čia yra, matot, angliškus irgi pavadinimus, įvairių skonių, baked apple, chocolate, gingerbread, almond ir glühwein. Tai kalėdom kvepės mano namai, labai skaniai, net susirimavo. Tai va tiek naujienų, dabar einu viską išdėlioti ir nusirbliuoti grindų, kurios yra visiškai švarios, bet man reikia sirbliuoti, nes šiandien man tvarkymosi diena. Tai va, o kas čia? Aha, yra, ir čia yra. Tai va, viskas. Ir vėl pilnaties ritualai, tai užbaigimas, apibendrinimas, reflektavimas, pabaiga. Dievinu tokius rytus, ramybę. Čia grybas. Kaip gerai, kad mus seka mūsų telefonuose ir, čia Netflixo šviesoji besimainančioj montuoju ir įrašinėju. Kaip gerai, kad seka viską, ką mes fotkinam, ką mes rašom, ką mes šnekam, nes man iš karto išmetė postą Facebook'e apie šitą dalyką, bet taip netyčia kažkas buvo įkelęs ir kaip sutapo tokį dalyką, išmetė man Facebook'e, nes tikrai random meta visiems šitą ąžuolo lapą su šito bumbulu. Žodžiu, tai išmetė, kad čia yra ne grybas, o yra čia ąžuolinės vapsvos lervų. Aš šitą dalyką su pirštu liečiu, nes galvoju, kad čia grybas. Tai irgi ne ką geriau, bet žodžiu, ten veisiasi tos vapsvų lervutės ir tada augalas, tas ąžuolas bando šitą izoliuoti kaip užkratą ir apaugina šito dalyku. Nėra kažkas labai kenksmingo, natūralus dalykas, tipo nereikia ten naikinti, bet ačiū, kad sekate mus ir mūsų telefonus, bent jau sužinau dalykus. Ir mano sode auga vadinamasis raganų arba laumių žiedas iš grybų. Labai geras dalykas, tik nerekomenduojama į vidurį stoti, nes tai gali būti portalas. Kadangi uždarė mano vienintelę kaimo parduotuvę, yra dar kitų kaimo parduotuvių, bet toliau, bet tą, kur eidavau pėsčiom, tai dabar teks važiuoti, nebėra iš visokios galimybės nueiti pėsčiom į pardą. Tai užsisakiau iš Amazono pomidorų padažo, tada šitų dalykų. Draugui paėmiau skustuko, nes jisai perka tokias piguškės, nes nėra normalių, tai čia paėmiau geresnės kokybės, neardysiu, nes čia taip šitą do not open. Ir čia dar dovanom, kai kam, dovanų kalendorius kitų metų. Šiaip pati norėčiau, bet jau turiu 2. Pagaliau išsikroviau šitą maišelį, kurį gavau mokymuose, kuriuose buvau. Tai čia labai daug visokių brošiūrų. Čia dar turiu kitos firmos dalykų irgi. Konkurentai, tai čia Juvedermo, Skin Boosteris naujas, sekantį kartą šį bandysiu savo. Ir tai Oksanas man žiauriai patinka. Ir čia gavau užrašinę ir kosmetinę, o kosmetinės kaip tik man reikėjo, nes parodysiu, kokią dabar dėjausi savo kasdienius dalykus. Va, tokį radau dalyką. Šiaip turiu labai daug kosmetinių, bet jos man visos kažkaip turi savo paskirtį ir dauguma jų yra lagamine. Tai man tiesiog... Labai čia gerai vieną ranką rodyti. Galėsiu persidėti. Bet nežinojau, kad... čia žodžiu, tokie dalykai, kur dažnai reikia ir vežuosi hamburgą, blakstienų serumas ir kontraceptikai, okei. Čia va, šita knyga. Nusipirkau iš karto savo, už pavidėjau, turėsiu dabar 3 kalendorius. Čia irgi dovanų pridėjau tokį dalyką. Čia mano skaitoma knyga.
Mokesčius susitvarkiau ką tik ir dabar galvoju, išsipakuosiu. Jau ilgą laiką nepakavau naujų dalykų, tai buvo šitas maišas, tai labai gerai, labai džiaugiuosi. Va, gavau nemokamą siuntą iš Teoksano, nemokamą todėl, kad sakiau su kileriu už 4000. Tai eisiu į mokymus ir padovanojo 2 pakelius, dvigubo, tai čia, kai aš pardavinėjau po 300 už mililitrą, tai čia 4 mililitrai, 1200 eurų vertės mano pajamų. Gerai, PVM reikia numesti, bet labai faina, nes sakiausi 25 dvigubus pakelius ir pakvietė į mokymus už tai. Ir dar čia yra naujas produktas, dar šito nesu naudojusi būtent tokio varianto. Kisą naudoju dažnai, bet jis yra 0,7, o čia yra po 1 mililitrą, labai praktiška, nes jeigu darai nazolabialinės raukšlės ir lūpas, ir dažnai būna nereikia daug, tai galima padalinti. Tai va. Nu va, dar biški darbai dalykų, tai šiukšlynės švirkštam, tada va čia toks valymo dalykėlis, adatos, kaniulės, žodžiu, šiukšlių maišai, čia mezoterapijos adatos ir užsisakiau, kadangi norėjau nemokamą siuntimą, tai dar porą dalykų, tai čia toks skin boosteris su polinukleotidais, hialuronu ir dar, man atrodo, čia buvo niacinamidas. Pabandysiu ant savęs, irgi šiaip labai įdomu. Tai va, tokie va mano siuntiniai. Nu va, darbui užsakiau šitų, nes čia nuvalyti makiažui reikia. Tai tada čia yra folija tokia maistinė, bet aš ją dedu ant lūpų, pavyzdžiui, kai nuskausminamą kremą užtepi. Tada, kaip sakiau, kadangi labai patiko, ką norėjau, jau pagalvojau, kad čia paprasta užrašinė. Ne, labai fainas kalendorius, žiauriai fainas. Nu, kur ten turiu tokį mažesnį, gal mamai atiduosiu tada. Tai nusipirkau šitų, nes dabar biškėt turiu naujus dantų tarpus dėl implanto. Tai reikia atsimatuoti, kokio dydžio intradentalinio šepetėlio man reikia. Visada šiaip valau su intradentaliniu. Anksčiau buvau prisiklausus, kad kenkia, nes tipo tos, va čia, kai būna tas trikampiukas, iš dantenos atseit jam kenkia, bet reikia tinkamo dydžio. Šiaip naudoju visada mažiausių šitą rožinį, bet ties implantų noriu biškai didesnio, nes turi šitas šepetėlis būti ne per mažas, kitaip jisai neišvalys tų kaklelių. Tai aišku, šitą jau tikrai ne, čia kaip buteliam valyti. Bet galvoju pabandysiu, nes tikriausiai man viena higienistė su raudonu valė, tai gal ir raudonas, tik tai išsibandysiu nuo mažiausio iki didžiausio. Tada papildymas šitų Curaprox tarp dantinių, tai čia va tarp priekinių dantų, nes labai siauri tarpai, va pažiūrėkit, kaip skiriasi. Valau kiekvieną vakarą. Tada pasiėmiau pomidorų padažo, nes, kaip sakiau, dabar jau parduotuvė mano toli bus. Toliau, kadangi muilinė sudužo, naują muilinę į vonę žalios spalvos, tai va, toliau kažkas čia prie muilinės buvo, nežinau, kas čia yra. Ir šitą pastą ir burnos skalavimo skystis, kadangi turiu estetinį plombavimą, tai negali būti skalavimo skystis su chlorheksidinu, čia yra antibakterinis toks dalykas, antibakterinė medžiaga, jinai pilkina estetinio plombavimo kraštus, tai ir šiaip jos negalima naudoti ilgai, nes bakterijas žudo visas, tiek geras, tiek blogas, o čia yra su prebiotikais, tai pasiėmiau šitą. Paprastai nenaudoju burnos skalavimo skysčio, nes labai bijau, kad nudažys man estetinį plombavimą, tai aš su ChatGPT pasikonsultavau, turėtų būti gerai. Ir pastą jau per kokią lintą kartą šitą, čia yra irgi su prebiotikais. Ir jinai yra mažo abrazyvumo, kas irgi svarbu turint estetinį plombavimą. Ir pasitikrinau irgi, kad mažo abrazyvumo, man atrodo, jinai tik 40 turi tą PRD skaičių, o galima iki 60. Nu tai va, toks mano apsipirkimėlis. 13 eurų išleidau sūris, ekologiška mėsa, grūdėta varškė, pienas, bananai ir pomidoriukai. Tai va, bananus ėmiau ant greičio, nes atėjo klykiančių vaikų daug, tai turėjau greit imti, tai nemačiau. Bet nieko, rytoj pusryčiam jau ir naudosiu. Nu va, gavos ilgas vlogas, bet ir sumontavau, tai galėsiu rytoj iš ryto iškart ir kelti.
Ačiū, kad žiūrėjot, rašykit klausimus, tikiuosi montuosiu toliau, bet filmuosiu visada, o ir nušvitau net nuo Netflixo, dabar pagaliau jį galėsiu žiūrėti. Tai ačiū ir iki, labą naktį.